Dauguma žmonių yra nuo vienų ar kitų dalykų priklausomi. Ir aš nesu išimtis. Vieni turi problemų su azartiniais lošimais, su maistu, su narkotikais, su cigaretėm. Lietuvoje labai populiaru būti priklausomam nuo alkoholio. Aš pats nevartoju jokių narkotikų, nejaučiu jokios prasmės sukt kazikus, jau kurį laiką realiai net nebegeiminu, praktiškai net nebeužmiegu kieme ant suoliuko būdamas girt. Mano priklausomybė šiek tiek kitokia. Aš esu priklausomas nuo dėžių atidarymo. Ir kadangi turiu YouTube kanalą, tai šitą priklausomybę karts nuo karto dar pamaitinsiu prieš kamerą. Nieko nebelaukiam, pasiemam močiutės virtuvinį peilį ir unboxinam. Dar vieną kamerą. Aš kaip sertifikuotas Sony hateris, aišku, vėl nusipirkau Lumixą. Ir jau iš B-rollo, kas matėt ir kas suprantat, matėt, kad čia vėl MFT sensorius. Ir kai jau turiu tiek kamerų su MFT sensorium, kam dar vienas toks? O atsakymas iš tikro paprastas. Kad ir kokios geros yra Lumixo kameros, jos turi vieną didžiulį minusą. Ten nėra autofokuso. Ant popieriaus jisai techniškai kaip ir yra, bet praktiškai jisai yra nenaudojamas. Kad pademonstruočiau, kaip neveikia šitas autofokusas, tai biški pavaikščiosiu, pajudėsiu, o mane pafilmuos Saša ir patys pamatysit, ant kiek neveikia autofokusas ant šitų kamerų senų. Veikia fokusas? Aš noriu tas liūdit, bet fokusas veikia. Tu nori pasakyti, aš dabar 2 štukas išmečiau? Kurva, nu gerai, testuoti namie pačią kamerą nematau tikslo, nes jeigu namie filmuoju, tai to autofokuso man realiai net nereikia. Nes tiek metų prafilmavus viską ant manualo, jau kaip ir pripratau pasireguliuoti, bet kur būtų sąžininga patestuoti, tai realiam pasaulyje. Ir kadangi jau taip išpuolė, kad su bičiuliais važiuojam į JDM festą, kuris vyksta Latvijoje, tai tuo pačiu pasimsiu naują kamerą ten ir pasitestuosim realiom sąlygom. Ir galbūt kokį smagų edituką padarysim iš to. Taip pačio kelionį turbūt nieko nevloginsiu, nes nelabai kažkam tos mašinas įdomu ir ten jeigu japinsiu tiesiog apie koks variklis ar kokie ratlankiai uždėti, tai nelabai įdomus video bus. Ok, nieko nebelaukęs, pabaigiu susidėti daiktus ir važiuojam pavyzdėti, kaip braliukai gyvena. Čiau. Benai, ar turi ką pridurti apie šitą miestą? Nu jo, aš tiesiog sakiau, kad čia Panevėžys, tai atsargiai su kamera. Ta prasme, aš net nenorėjau čia varyti, mane įtikino, sako, padarysim kontentą, čia pizda. Tik jungiu kamerą, užsičiaupia visi iš karto, kaip zuikiai krūmus deda. Vakar čia tada irgi varom, aš noriu video padaryti. Ne? Ai, čia elektrinės sėdynės. Važiuok į priekino. Aš kol kas esu labai patenkintas šitos kameros autofokusu. Aš vapšė nereaguoju į heitą. Jeigu jūs parašysit man heito komentarą, aš tiesiog ištrinsiu komentarą ir užblokuosiu jumis. Man vapšė, man nulis emocijų. Tai va, dabar esam Panevėžy. Ir ką tai reiškia, kad tuoj važiuosim iš Panevėžio. Čia, žinai, kai rašinėlis, reikia tau 1000 žodžių ir tu tiesiog pildai belę ką rašai. Pas mane gyvenimo referencai yra tik mokyklos. Aš jau gailiuosi, kad ten priekį užleidau. Bet iš karto nuotaika kokia gera. Nelabai, bent jau mano moralė tai nukrito. Jis sakė, nori priekį pafilmuoti ant kažką, žinai. Va, kai jis filmuoja. Jis yra skaft David Dobrik, realiai. Jo. Pats tas skaft. Taip, va, nusipirko hotdogą, vienas nemokamai, sakau, duok, va, tą nemokamą. Sakom, tai va, skoloj tu. Tai ko tyli? Išsičiauk. Asilė. Čia ne vienas žmogus nėra vakcinuotas. Panevėžio žiūrovai, laidos vedėjo nuomonė nebūtinai sutampa su svečių. Iš Panevėžio yra kilę tokie garsus ir faini žmonės kaip Katleris, End of list. tada Emilis Jokūbas, tada Laskovas, linkėjimai Laskovui. Oi, tu va, narkobaronas, Panevėžio dileris. Sakai, ir iš dešinės yra nieko, blėt, aš per tą tavo kamerą nematau. Yra.
Tai įvažiavom į Latviją, aišku, kaip kiekvienas normalus operatorius pramazinau tiesiog pramazinau Latvijos vėliavas. Gerai, jau matėm kelius JDM bolidus, bet tiesiog nenufilmavom. Ir jau pasivijom priegę pirmą JDM dalyvį. Tai jeigu žiūri, linkėjimai, jūs esate pirmas JDM užfiksuotas šiame video. Vis kiti buvo gal pramazinti. Shut the fuck up. Automobiliai buvo pramazinti. Fast as fuck, boys. Tai jau esam Rygoj, einam į areną Rygą, kur vyksta pats JDM festas va. Ir čia belie kiek mašinų ir aš kinda debiliškai jaučiuos dabar eidamas su kamera. Gerai, apsimeskim, kad nepamiršau rekord paspaust. Tai kokie pirmi įspūdžiai apie JDM festą? Viskas achujiena. Ne, vienai sakai, kas sakei? Viskas achujiena. Buvo pora tokių lavonėlių, bet šiaip viskas... Buvo biški, kur, žinai, tenais jau su tokiais apdaužytais bumperiais, žinai, biški nepasitvarkė. Bet daug buvo tikrai žiauriai gerų. Ta Century, kur buvo, tai tikrai žiauriai patiko. Afigiena mašina. Daug miatų po presoje turėtų pagal mane? Ne, šiaip man asmeniškai tai biški vaibą kilina, kad vidury dienos tiesiog, nu net ne vidury dienos, nuo 10 ryto prasideda tas festas ir to nėra... Gal mes pripratom tiesiog prie Night Ride'o tos kultūros, kur visi naktį tik tai renkasi. Ką žinau, šiaip mašinų tai tikrai neblogų yra. Filmuotinai nelabai kažką buvo, nes visą laiką triukšmai visokie. Fotografų, videografų, tai aš nežinau, nesu tiek matęs vienoje vietoje. Kas antras žmogus atrodo su kamera vaikšto. Nors ir belekoks vėjas buvo, tai vis tiek nusprendžiau droną pakelt. Tai kol aš skraidžiau aplinkui, Benas sakė, tiesiog dar 4 dronus mato, tipo... Ne, šiaip aš nesu buvęs Rygoj normaliai, tik pravažiavęs iki kelto arba oro uosto. Tai įspūdinga šiaip. Aš tikiu, kad pati Latvija nėra įspūdinga, tik tai Ryga įspūdinga. Yra ką Vilniui, Kaunui ir kitiem, ir šiaip Lietuvai ką paimti iš Latvijos. Nežinau, overall experiences tai visai fainas. Man biškė bydina, kad pagrindė filmuoju editam visokiem, tenais fotkės darau ir panašiai, nes tiesiog pačiam smagu vaikščioti ir žiūrėti. Eurodogas, euras. Ble, o Lietuvoj sirkliako euriukas kiek? Euras 30, ne? Latvijai viską turi geriau. Išskyrus kūrą, nes čia biški kūras brangesnis. Ne, kūras tai... Euras 75 benzino daugokai. Ir euras aš to mačiau keliose vietose. Biški nuo pagrindinės gatvės nuvažiavom ir tiesiog atrodo kaip Klaipėdos gatvė. Nu, nėra, kad kažkas labai wow, bet kai yra wow, tai yra wow. Čia vapšė sakinys buvo, ką aš ką tik ištariu. Prisikroviau kuprinę, tai lagaminą tiesiog ant kupros nešiojau. Tik droną te reikėjo iš tos kuprinės. Tai bus pamoka, kada galima tiesiog pasiimti va šitą kamerą. Nes visai gerai viską filmuoja, tipo aš dėl viso piktą pasiėmiau savo kitą kamerą. Nes galvau, mažą ką, tipo nepaisiu šitą.
Pamiršau outro nufilmuoti šitam video, tai padarysiu dabar, kai editinu. Praėjo beveik savaitę laiko nuo šito tripo, tai ką galiu pasakyti, kad kamera tikrai nice. Pagaliau galėsiu filmuoti dalykus ir nesijaudinti, kad kažkas nefokusė. Jau turbūt pastebėjot, kad nutraukiau savo tą 30 dienų iššūkį, kur kiekvieną dieną kelsiu po video ir po paskutinio video supratau, kad neišeis tiesiog suderinti, kad gautųsi kokybiškas turinys. Nes iš YouTube aš nieko negaunu ir per vieną dieną atlikti kažkokius darbus, kad užsidirb duonai ir dar nufilmuoti video. Turbūt biški per daug apsirėpiau. Kadangi jau pasižiūrėjote iki galo, tai nepamirškit palaikint, pasubscribint kanalo ir palikit komentarą apačioje, ar patiko tokio tipo video ir ar nori daugiau tokių unboxingo segmentų ar kažkokių fainesnių editukų. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video. Čiau. Gerai, jau lauk nebegaliu, pasiimam močiutės virtuvinį peilį. Eik tu, na.